Žalgiris, marškinėlių prašymai jau kyla į orą ir ginčio kamuolys, jį laimi Kauno Žalgiris. Slyva visiškai laisvas, pats pasiema kamuolį po savo netaiklaus metimo. Įžaidėjai imponuoja daug labiau. Na čia Dastinas Slyva pataiko pirmąjį šių rungtynių tolimą ir tose rungtynėse gauna traumą, tai labai lietkabeliškas scenarijus, o čia jau kažkas žalgirietiško. Laurynas Birutis pristato kamuolį Maudolo. Lo, tarp dviejų, tarp trijų, atrodo, ir tarp visų įmanomų. Daug problemų asmeniškai žaidamas prieš jį. Ir čia kamuolį puolime čiumpa Vytenis Litkevičius. Maudolo iš toli ir pratęsimas. Ir čia Giedraičio geras gynybinis epizodas. Ir Biručio 2 taškai. Ir jau praėjo lydęs 9 kartus, bet Lietkabelis yra perėmęs 7 kamuolius. Giedraitis iš toli. Ir Dovydas Giedraitis yra tas žmogus, 12 naudingumo balų. Morisas, Mutičius ir Zdanavičius visi po -4. Čia Deividas Sirvydis. Bus neabejotinai ir šioks toks nusivylimas iš tos pusės, kad visą sezoną žaidėm, stengiamės, kad liktumėm ketvirti, o vis tiek. Ir dabar jau Lo bėga greitą puolimą, perdamas Sirvydžius Rustavičius iš toli. 3 taškai. Į pusę tokie lengvesni Lietkabelio taškai. Sirvydis eina iki galo ir eina sėkmingai. Keičiasi ginamaisiais Lietkabelis. Sirvydis atakuoja Danusevičių, eina iki galo. Dešinė ranka užbaigia prasidėčių. Lygos komandų. Išsamus vertimas, ačiū labai Martynai. Ir nuoširdaus labai žmogaus įspūdį sudarė Warrenas Washingtonas per tas keletą minučių, o čia... Čia tiesiog atskobina Birutį ir ta pražanga tikrai buvo. Čia Sirvydis prieš Radicevičių gražiai kairę pusę, tada į dešinę, bet vis tiek išsirando. Čia Giedraitis. Gražus jo slalomas baudos aikšteliai. Individualių meistriškumų tik tai gelbėja tą ataką, įmesdamas metimą paskutinę ataką sekundę. Birutis. Nieko pernelyg negalvoja. Gal net. Rupštavičius. Po pagavimo į savo gimtojo miesto komandos krepšį. Tiesa, Mutičius čia bėga padvigubint, Rupštavičius laisvas iš toli ir 3 taškai. Na ir šiaip turėjo tą gerą seriją, paskui pralaimėjimai gan netikėti Jonavai ir Gargždam. Čia Butkevičius jau ant geros bangos Kaunas. Būtent taip, čia Butkevičius perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Aukščiausio lygio. Naudingo neišgauna. Gražiai pakabintas kamuolys ir Sirvydis suranda Birutį. Žalgirio gynyba, Žalgirio stiprybės įsijudino tik Žalgiris, o čia ir Slyva laisvas iš toli. Vėluoja visur dabar jau Panevėžio žaidėjai. Lietuvos krepšinio lyga. Žalgiris tiesiog Lietuvoje nepralaimi niekam. Birutis atlieka porą piruetų. Ir veteranas daro veterano dalykus. 2 taškai ir nepasiteisina tas sprendimas organizuoti paskutinę ataką, bet tai aišku įtakos kažkai didesnės įtakos.